Gerbiamieji, nepriklausomybės atkūrimo metinės tai puikia proga mums visiems prisiminti, kad savo rankomis sukūrėme ir apgynėme savo valstybę, kad visi atlikome didžiulį ir atsakingą darbą, kad buvome vieningi ir stiprus. 18 metų skiriančių mus nuo tos reikšmingos datos buvo kupini įvykių ir jausmų. Atsivėrė valstybių sienos, širdise netilpo laisvės džiaugsmas, lydėjo būsimų permainų viltis, nusivylimai ir atradimai. Laisvė nebuvo lengva. Šiandien visi suprantame, kad mūsų valstybės ateitis priklauso nuo mūsų pačių. Ir kur mes bebūtume, ar įsigiję patirties, žinių, darbo įgūdžių, grįžę į Lietuvą, ar čia esantis kasdieninių darbų prisidedame prie krašto ateities kūrimo, stipriname ją, mokydami šios pareigos jaunuomenę, mokydami ją būti savo žemės patriotais, jos vaikais, jos ateitimi. Šiandien visi siekiame kurti valstybę, kurioje kiekvienas būtų ne tik pilietis, bet ir šeimininkas. Džiugu, kad Lietuvos nepriklausomybės 18-asias metinės mūsų rajonas pasitiko jau tradiciniu tapusio būgnų ir perkusijų festivalio garsais. Tai tarsi simbolizuoja, kad tampame girdimesni, vis labiau įsitvirtiname tarptautinėje erdvėje, mokame bendrauti ir bendradarbiauti, kad kultūra nepriklausomybės laikotarpį sėkmingai naudojasi laisvę. Dėkoju šio renginio sumanytojams, organizatoriams, rėmėjams, atlikėjams, klausytojams, visiems naujų tradicijų kūrėjams ir plėtotojams. Iš širdies sveikinu visus ir kiekvieną jūsų su kovo 11-ąją, linkiu tvirtybės, geros sveikatos, atsakomybės jausmo, drąsiai eiti mūsų pačių pasirinktų keliu. Džiaukimės visi savo valstybės nepriklausomybės atkūrimo švente.